Sveiki. Pražydo čia Vilniui vyšnaitės. Dar mačiau pražydusios yra ir kaukazinės slyvutės. Tai bitės lanko. Dabar yra apie 2 valandas dienos. Temperatūra pavėsyje apie +20. Nesigirdi, kad užtų, bet va bitės va tupia, renka nektarą, renka žiedadulkes. Žodžiu, veiksmas vyksta. Vienas bitininkas skambino, kalbėjom, tai sakė, užvakar parodė 2,4 kg prinešimas, o vakar 4 kg prinešimas. Tai iš principo galima dėti groteles ir korpusus. Medų nešt galima dėti, nes prasidėjo medunešis. Dar norėjau pasakyti, kad gegužės 1 dieną uždėjau pirmą motinėlį auginimą. Tai pabandymui sudariau starterį nediduką iš 4 pusinių rėmelių. Žodžiu, iš vieno korpusiuko. Surinkau, įdėjau medaus, donelės, sumo 10 rėmukų ir per vidurį įdėjau 10 lopšelių. Tai vakar žiūrėjau prieš užsiėmimo pabaigą jau ir priėmė tik tai 4. Reiškia, iš principo dar buvo labai anksti. Tai va, tai šį savaitgalį planuoju dar dėti kokią 20-30 motinėlį, papildyti, aišku, starterį jau, kad būtų 2 korpusų pilnai ir kad būtų bent kokie 8 rėmeliai dengtų perų, nebe 4. Ir bičią, aišku, papildomai prikratyti, kad būtų kalnas. Tai va, tai ir galim sakyti, kad sezonas prasidėjo. Tai va, tai sėkmės visiems. Iki.